Galvoju, kas čia per garsas mašinai. Žinau, kad nereikia palikti įrankių su aklumais, bet kartais jie tiesiog taip įsideda. Tai tiesiog panašus suktukas. Žiūrėk, suktuks. Sukasi. Sukasi laisvaiga. Tai iš tokių bulgarkių išimų, bet iš va tokių mažiukų suktukų ne visada. Karavanas pajuda iš Vilniaus. Šiandien yra vasario 18 diena, tai turbūt bus oficiali diena, kada mes paliekam Vilnių. Nors iš buto išsikraustėm jau iš tikrųjų prieš 2 savaitės. Tai nėra kažkokio tai keisto jausmo, tiesiog atrodo jau seniai to laukiam, bent jau aš, ruošiamės ir dabar jau esu netoli Kryžkalnio. Kryžkalnį turėtumėm susitikti su pirmojo ekipažu, kelionę tęsim gal jau kartu tikiuosi, jeigu jie išlauks manęs. Ganėtinai laukiau šito laiko, kol bus galima daugiau būt kaime, tenais tvarkytis, ruoštis. Ir šiandien žiauriai graži diena, saulė šviečia, visiškas pavasaris, nors dar tikėjausi, kad žiema grįž, bet nelabai panašu. Daug žadantis laikas. Vasara bus išvis tenais fantastika. Tai žiūrėsim, kaip viskas eisis. Tai ate Vilnių, labas Šilutė. Dabar net nežinau, kur mes važiuosim, ar į kaimą, ar į butą, nes reikia ir ten, ir ten. Tai ir ten yra ką veikti, nežinau, ar... Žodžiu, visokių idėjų buvo, tai kol kas nežinau, susitiksiu su Monika, nuspręsim, ką daryti toliau. Ką tik pašnekėjom ir manęs jau nieks nebelaukia, išvažiavo. Tai telefonu nusprendėm, kad varom į kaimą. Tenais paliksim arba mašiną su visa priekaba, arba tik priekaba. Matysim. Gal liksim nakvot, nes ten namie iš tikrųjų dabar turim geresnės sąlygas negu tam bute, nes tiesiog nėra krūva daiktų sumesta ir daugiau nieko. Na tai bus matyt. Užsikursim pečių ir nu, žodžiu. Visada yra faina prasukti pro kaimą, pažiūrėt kaip ten kas, jo labiau, kad yra geras oras ir mes šviesiu metu atvažiuojam, kas nutinka ganėtinai retai. Arba aš iš viso stovėsiu čia. Kad būtų vietos mašinai? Nu taip, nes vienas čia, kitas ten, trečias ten, ketvirtas čia, penktas čia. O 6 stovės va čia. Arba sėdės tai koks 6, Anikė, dar kol kas 4 tik tai. Nu tai dar 2 trūksta. Ai, dar 2? Nu tada žinok, reiktų kitą mašiną pirkti. Jeigu būtų mūsų 100, Ojej. reiktų iš viso pirkti fūrą. Bet vaikai bagažą, ten yra žaidimų kambarys su lovom ir saulytis minas. O, geras būtų gyvenimėlis. O jūs per tokį, kažkokią gal per tokią kamerą stebite mus. Kad nesusimuštume. O, jis juokingučiai. Tiek reteiso elementų kely. Nu ir dabar kas?
nori, kad aš tave tempčiau? Tu visai? Per šitą kelią? Ta prasme... Ta prasme. Tiesiog. Čia jau viskas? Pravažiavai? Ne, sustojam. Ne, čia iš vis blogai. Trečias dabus. O ką tu galvoji? Negaliu keiktis viešai. Nežinau, negalvojau, kad čia toks kelias. Žinai, kad reiks gazuoti dabar tu labai stipriai. Ne, nebūčiau net pagalvojusi. Kad reiks gazuoti tempiant šitą mašiną dar su priekaba įklimpusi šitame purve. Galvau, ramiai važiuosim. Išsikviesim. Kokia šitą paliksim? O Vincentas dar neapsikakojo? Ką tu nori? Taip. Tėtis labai mėgsta, kai reikia užklimti ir stumti, nes dėl to visą laiką važiuoja per klampynus, o šiandien taip ir nutiko, tai paskui mes bandėm traukti, nepavyko, paskui kažkoks džipukas ištraukė. Tai pasisekė mums? Taip, labai pasisekė. Ar būtum norėjus nakvoti vidury pievos? Nenorėčiau nakvoti vidury pievos. Dabar matau tą džipuką. Nu, šitas toks įdomesnis keliukas. Ačiū žmonėms, kurie pagelbėjo. Bet man žiauriai patinka tokie bajeriukai. Kai sakiau, kad pasieksim su šviesa kaimą, tai jos likę tikrai nedaug. Nu, smagiai, nieko negaliu sakyti. Monikai nelabai patinka tokie bajeriai. Jis galvoja, kad viskas, mes ten striksim amžiams. Man tai iš karto atrodo, kad bum, 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 kažką pasidarai ir išvažiuoji. Ką čia darai? Renku malką. Dar duosi? O duosi dar, nes neužteks tiek, kiek pririnkai. Labai gerai. Dar tokių. Jau pilnas karutis, mama. Gerai, gali vežt. Galiu aš jau padėti, nes galbūt ją labai sunku. Nereikia man padėti. Aš einu dabar iš čia.
ant kepurės saugus. Juozapai jau dega ugnelė? Jo. Padėjai man sukapot? Bet žinai, kad tu statybininkas. Aš statybininkas, aš tai žinau, kad statybininkas. Man net žaisti nežinau. Aš ir esu statybininkas ir mes taisom kaminą. Gerai. Kad jis vėl sukurtų, nes įdėjom dar ugnies, kad vėl sukurtų ir gražiai rūktų. Gražiai rūktų. Dabar reikia dar skrist kažkur. O kur tu veži malkas, atsiprašau? Čia reikia. Nu, kaip tau atrodo? Čia pat. Čia reikėtų jo. Visai naujus. Nu va, ir persikraustam. Tai liksim vienai nakčiai čia. Liksim vienai nakčiai čia ir rytoj į Šilutę. Tai dabar vėl daug buities reikalų, kad čia būtų gyvenama. Aš nenoriu grįžti. Eisime patalpą. Aš noriu grįžti. Gerai, gali būti mūsų augintinis mažas liliukas kačiukas. Gerai. Gerai, šokinės. Aš noriu čia. Jau karšta? Jo. Rodo, kad namie yra 13 laipsnių. Per karštą vaikam. Visiška ramybė. Šiandien vėjas truputėlį yra. Bet žiauriai gera čia būti. Einu vėl pečių kurt. Pavalgysim pusryčius ir varysim į Šilutę. Taip nemiegoji, taip pagaunasi? Nepailsėjai visai. Jeigu visą naktį atsimerkęs, bet sakai pailsėjai, tai gal nepailsėjai? Tai gal aš susimaišiau, Ką tu susimaišai? kad miegojau. Ai, tai nemiegojai? Daugam kyla klausimų, kam čia reikia tokio vargo, kam čia reikia tokio gyvenimo, kad čia dabar atvažiuosim, vargsim, darysim, be sąlygų, dar kažką. Tai iš tikrųjų buvo mūsų pasirinkimas, todėl kad toksai, kad norėjom viso to ir dabar buvo laikas tą padaryti, kol mūsų vaikai maži. Nes kai bus paaugliai, tai viskas jau būtų per vėlų, tada reiktų laukti, kol jie užaugs, išeis, tada kažką pradėti daryti, jau nei jėgų bus, nei tokių galimybių, manau. Tai čia vienas iš dalykų, kodėl mes darom tai būtent dabar. Paliekam porai dienų kaimą. Reikia dabar važiuoti butą ir tenais kažkaip susikurt savo patogesnės gyvenimo sąlygas. Bus daug visokių niuansų, neturim ir skalbenkės tenais, neturim indaplovės, tai greičiausiai reikės viską nusipirkti.
daug visokių buitinių dalykų. Monika tam bute nebuvus. Tai reiks ir apsivalyti kažką turbūt. Porą dienų tenai skuisimės. Šiandien yra pirmadienis. Tai kokį ketvirtadienį jau labai norėčiau važiuoti į kaimą pradėti darbus tenais. Yra idėjų, kad kažkiek dienų gal pavyks ir Monika atvažiuoti kartu su manim remonto darbus daryti, nes sako, kaip man erzina, tipo, aš tik rūpinuosi vaikais ir daiktus pakuoju, dėlioju, tvarkau. Sako, norisi tokio to rezultato, kuris greit matosi ir jisai yra nebergždžias. Tai tikimės, kad pavyks planas, galėsim atvažiuoti dviese be vaikų, tik tai tada įmanoma abiems tuo užsiimti. Tai tikiuosi pavyks. Išbėgo per žandą biškį. Čia. Čia. Ir čia bėgo. Nu nieko, eisi mėgoti.